Sveiki, esu Vaida Kiseliūtė. Šiandien mes jūsų klausime, kaip pasikeis gyvenimas Lietuvoje po metų. Po metų į gerą tikrai nepasikeis, manau. Negalvojat, kad pasibaigs ta krizė ir bus viskas daug geriau? Ne, negalvoju dar. Dar kol kas tikrai ne. Tikiuosi geriau. Oi, sunku pasakyti. Turbūt nebus geriau negu kad dabar. Turbūt tik blogės dar kokius 4 metus, o paskui gal jau ir atsistatys viskas. Nežinau, viskas subranks labai gal, manyčiau, nes labai kyla kainos ir... Negalvoju, kad situacija pagerės? Gal jeigu priims mažesnės bilietų kainas ir taip toliau. Kaip gyvenimas pasikeis Lietuvoje po metų? Neįsivaizduoju. Baigsis krizė ar ne? O jau prasidėjo? Nejaučiate, ne? Ne. Pesimistinės, realiai optimistinės, mąstant optimistiškai. Nors visą laiką mąstu optimistiškai, tai man atrodo, viskas bus gerai. Ar galvoju, kad kas nors pasikeis po metų? Ir kas pasikeis? Pasikeis nebent, jeigu mūsų užliūsa didžioji ekonominė krizė, bet jeigu to nebus, tai man atrodo, viskas bus gerai. Kas Lietuvoje pasikeis ir ar iš vis pasikeis po metų? Po metų? Aš tai viliuosi, kad lietuviai atsipeikės, nustos pirkti ir pradės atsigręžti save. Aš tiesiog tokią viltį turiu, o nežinau, ar tai pasikeis, ar čia 5-mečio planas, ar čia gal jau kitais metais. Kaip galvojate, ar Lietuvoje kas nors pasikeis po metų? Jūsų eksperčių nuomonė. Nežinau. Gal net nepasikeis nieko. Ką jūs galvojate, ar pasikeis? Aš manyčiau, kad gal kažkas ir pasikeis. O į gerą ar į blogą? Į gerą. Gerą, ne? Šaunuoju. Ką tu galvoji? Irgi galvoju, kad pasikeis. O į gerą ar į blogą? Į gerą.